Kepsim tave? Kepsim? Sveiki visi, filmuosim, kai darom sumuštinius trikampius su šita sumuštinių daryklė. Ir bandysiu naują kamerą. DJI Osmo 4. Pažiūrėsim, kaip filmuoja. Ir varysim į žygį. Ko kratai galva? Pritarė. Gerai. Šiandien prisidarysim sumuštinį, bus piknikas mūsų. Reikės dar arbatas į termosą pasidaryti. O dabar bandom sutarkuoti sūrį. Ir pažiūrėsim, kaip gaunasi. Sūris sutarkuotas. Dabar pjaustysim dešrą. Dėsim sūrio padažo su česnakais. Dar papjaustom pomidoriuką. Ir visai nedaug padažiuko, kad įsimaišytų geriau ir suteiktų visai kitokį skonį. Pasirašėm dar 4 česnako skilteles ir sutrinam. Dabar užtepsim ir dėsim į keptuvę. Jau galim dėti į keptuvę. Ir bandysim iškepti. A few minutes later. Tai va, pirma partija iškepta. Lengvai atsiplėšia, kai sviestuko yra padėta. Ir kepam visus. Tai iškepsim ir važiuosim į žygį. Tai šiaip didelį blūdą pasidarėm, tai čia nemažai gausis. Tai kažkur tai 1,5 minutės kepa, labai greitai. Tai pats skaniausias vaikystės maistas, kai anksčiau mažesnį būdom, tai tokius mama kepdavo į žygius. Na va, sumuštiniai baigti kepti. Ruošimės į žygį. Aišku, tiek daug nesuvalgysim, kiek prikepėm, bet bus keliom dienom. Nu, šiandien, rytoj. Keliauninkai keliauja į žygį vėl. Katinukas miaukia. Kažkoks laukinis. Prisikepėm sumuštekų ir važiuosim prie Žeimenos upės. Tai va, daug neįsim, tai 4,5 kilometro, nes negalim daug eiti, nes turim dar vieną žmogų. Einu dar namo. Raktų nepavyko. Jo, mašinos raktų.
Tai va, turėsim trečią keliauninką. Kažkur tai rugsėjo mėnesį gal. Ką, važiuosim. Atvarėm prie Žeimenos upės. Labai daug žmonių su baidarėm čia plaukė. O mes eisim pažygiuoti. O koks gražus namukas pastatytas. Gražumėlis. Va, prasideda takas. Suradom šalia paplūdimio netoli. O koks medinis. Dar atrodo geros būklės. Jo, tai toks turėtų ir būt 4,5 kilometrų. Tikriausiai. Vaikams pasiganyti. Galim pažiūrėti čia, apeit. Čia krantuk. Jo, prisėsti galima pavalgyti. Čia mes nedaug nuėjom, gal tik tai 300 metrų taku. O. Čia irgi paplūdimys yra toksai nedidelis. Žemogikį radau. Vieną. Nori? Aš ne, nuo kelio labai. Nuo kokio kelio čia? Žmonės vaikšto tik tai. Kiek žemogikių. Rasa sako, nenori valgyti. Čia didelė. Aha. Kaip ir tu. Kaip ir aš. Skanu? Va, koks takelis. Einam savo, žygiuojam. Linguojam, linksmai. Gal skyrė nebuvo. Nu. Miškelis. Nėra labai karšta, 26 laipsniai kažkur. Tai dar nepavargom. Bet jau laukiu, kol pradėsim valgyti tuos sumuštinius. Darkyti juos. Darkyti? Nu. Su arbata. Plius pratestuosim kamerą naują DJI Osmo 4. Nes GoPro užkniso jau savo nesąmonėm. Tais media modais. Nu, tai nauja kamera. Parodys, ką moka. Priėjom tiltelį. Kokia upė. O tai kaip čia praplaukti po baidarėm kažką reikia pravažiuoti? Pro apačią jo. Einam per takelį. Kaip džiunglėse jaučiuos. Nors niekada nebuvau džiunglėse. Einam takeliu dar vis, einam. O. Per vandenuką. Va. Auga kiek pelkinių vinglorasčių, ar kaip jas ten. Ir kvepia labai skaniai jas. Toks kvapas. Kiek daug čia jų. Va kaip atrodo takas. Pafilmuoju. Ką čia galim pamatyti parašyta. Gerai. Visokių namukų, daugiabučių. O, kokias juodas vyšnios.
Norėčiau net paragauti. Negalima. Ne savo. Radom, kur prisėst. Maudyti, paskui galėtų sėdėti tiesiog. Aha. Patvinęs gal šiek tiek. Pailsėsim truputį. Suėsim po vieną sumušteką. Skanumėlis. Gamtoj sumuštinukai. Tobula. Ja. Užsidaužėm. Ir ko ne gyvenimas. Ir Lietuvoje galima mėgautis vasarą. Skanu. Žmonės girdi, kaip žiaumoju. Da viskas skaniau. Pavargėm ir einam toliau. Net apsumkom. Po tų sumuštinių. Autobusas norėjo mus pavežti. Sakartolį einam. Reikia skaityti iki Vilniaus. Abudu privalgę, tai jau jaučia, kad reikia pavežti. Nu. Priskaičiai maišės. A ne, ten dėdukas sėdi. Daržus ravi ir muzikytės klausosi savo. Lietuviškas. Apie jėdzytę. Nu, jėdzytė sėdi. Leidista. Plaukus. Va, koks fainas namukas. A ne? Katinas, kaip nuskrodė, o dieve tu mano. O, ne, kaip išsigando katinukas. Nu, va, beveik ir praėjom tą kelią. Jau beveik 10 000 žingsnių. Šiandien taip nepersistengsim. Protestavom kamerą. Prisidarėm sumuštinių. Atvažiavom iki Švenčionėlių. Ir va, reikės kada darbai darės išbandyti. Bet jau kai turėsim trečią žmogiuką savo komandoj, Dabar tai tas baidaris. tada paimsim kartu. Bus. Galit sveikinti jau mus. Atsiųsiu sąskaitą, kur pinigėlių siųst. Juokauju. Nu, koloji, kas yra? Kas yra? Čia kaip toris. Reikia pakovot, reikia. Va, kiek baidarininkų atvarė. Va, ir grįžom jau. Neblogai. Na ką, mašinu jau dar galvojam ledų užvažiuoti. Ir bus dan. Varysim namo žiūrėti futbolo. Tai va, kol kas tiek. Dar apsidovanojom save. Nusipirkom ledų. Kokį tu paėmė? Aš su pistacijom. Pistacijom. Aš tai double karamel. Skanu. Gerai, važiuojam namo. Valgom ir važiuojam namo. Važiuojam namo, paskui žiūri pro langą. Kas čia laukia, nes mūsų mano geriau nuvytus. Dar visai normalios.